Spaudžiam startą ir pradedam. Sveiki visi. Šiandien norėjau pakalbėti apie naujai išleistą kamerą DJI Osmo 360. Specialiai pradedu tokioj tamsesniai proskynui, parko proskynui, kad galėtumėt matyti, kaip kamera filmuoja bent biškį kažkiek tai esant tamsesniam sąlygom, nes jos visos mažais sensoriais kameros filmuoja visos gerai, kai tik yra geras apšvietimas. Bet tik apšvietimas prastesnis ir iš karto kameros pradeda filmuoti gerai. Taigi, dabar filmuojame kamerą Osmo Action 4, Osmo Action 5 ir DJI Osmo 360. Šitos visos kameros dabar yra nustatytos tos kvadratinės ant 4K 30 kadrų per sekundę, o DJI Osmo 360 pas ją yra galima pasirinkti vienai linzei 5K raišką, tai 5K 30 kadrų per sekundę. Aš jau šitą testą perfilmuoju antrą kartą, kadangi susimaišiau su 25 kadrais kai kurios failus su 30 kadrų. Su 30 kadrų buvo daugiau failų, taigi pasirinkau 30 kadrų. O tai atrodo biškį tamsesniai vietoj. Aišku, diena yra saulėta, bet jie jau tokia biškelio proskyna ir taip atrodo. Taip atrodo piešinėlis 4K, 5K. Dabar perjungsiu visą vaizdą į priekį, kad galėtumėt orientuotis, detalizaciją kažkokią pasižiūrėti. O tai atrodo kameros, kurios filmuoja viena linzė. Dabar išėjome į saulėtą vietą. Aš pasisukinėsiu specialiai, pasižiūrėsite, kokiuose vietose objektyvai gaudo zuikučius. Matysite Osmo 4 ir Osmo 5 zuikučiai tokie, kai vamzdžiai, kai trimitų trūbos. O DJI Osmo 360 jos tokios biški įdomios, tokios mėlyni kažkokie tai eina. Taip dabar reikia pagauti tą momentą, kokie momente, net nežinau. Tai tikiuosi pavyko pagauti. Ir dabar dar truputį pavyzdžio detalizacija. Kaip kameros 4K ir 5K detalizuoja smulkesnės detalės. Specialiai gaudau prieš saulę, biškį nusuku nuo saulės. Tai atrodo detalizacija. Ir dar čia jau čia grinai apšviesta saulės. Ir dabar dar truputį pavyzdžio detalizacija. Kaip kameros 4K ir 5K detalizuoja smulkesnės detalės. Specialiai gaudau prieš saulę, biškį nusuku nuo saulės. Tai atrodo detalizacija. Ir dar čia jau čia grinai apšviesta saulės. Ir dabar dar truputį pavyzdžio detalizacija. Kaip kameros 4K ir 5K detalizuoja smulkesnės detalės.
Net specialiai gaudau prieš saulę. Biškį nusuku nuo saulės. Tai va atrodo detalizacija. Ir dar va čia va. Jau čia grinai apšviesta saulės. Greitkelis 4K ir 5K. Taip atrodo greitkelio triukšmas. Beje, filmuoju dabar garsą įrašinėju į DJI Mic 2 mikrofoną. Ir dabar išjungsiu mikrofoną. Mikrofonas yra atjungtas. Ir va taip va triukšme įrašinėja garsą mikrofonai. Jokie garso triukšmo slopintuvai nėra įjungti. Aš kameras laikau per 30 cm nuo savęs. Dabar filmuojame kamerą 360 laipsnių. Vadinasi, principas toks. Iš vienos pusės kameros yra linzė ir iš kitos pusės kameros yra linzė. Ir tos linzės filmuoja apie 180 laipsnių kampo viena ir apie 180 laipsnių kampo kita. Tuos du vaizdus sudėjus į krūvą gaunasi visas vaizdas, kas yra aplinkui. Tai vadinasi 360 laipsnių. Ta visą vaizdą galima po to nufilmavus, kas vyksta aplinkui, kompiuterio pagalba išsirinkti, į kurią pusę nori nukreipti rakursą, iš kurios pusės nori kažką išsikirpti ir kuri pusė yra nereikalinga. Tai va, tas visas užtrunka laiko. Jeigu nufilmuojate paprastą kamerą, jūs turite visą laiką sukinėti kameros objektyvą į tą pusę, į kurią norite filmuoti. Bet montuojant video tai yra lengviau. Kaip sakant, ką nufilmavot, tą nufilmavot. Pliusas toks. O minusas toks, kad gali kažkas likti už kadro. Filmuojant šitą kamerą, už kadro nelieka niekas, jeigu kamera įjungta. Vadinasi, už kadro nelieka niekas. Tik tai reikia visą tai kompiuterio pagalba iškirpti ir nustatyti tam reikalingą rakursą. Va, dabar išėmė saulėtą ir matysite, kaip skiriasi. Kompiuterio pagalba tai reiškia yra DJI programa DJI Mimo, kuri veikia planšetuose ir mobiliuose telefonuose. Jinai tokia gan paprasta, gan veikia neblogai, viskas tvarkoj su ją. Ir yra programa, kuri vadinasi DJI Studio. Jinai yra skirta Windows ir Mac kompiuteriams. Tai vat jau tai programai reikia, jau yra reikalavimai. Aš nežinau apie Windows kompiuterius, bet galiu pasakyti iš savo patirties. Pas man yra MacBook Pro. Aišku, jisai senas, jisai yra 2015 metų ir jau jisai nepaveža. Nors jam yra 16 GB RAM, pas jį yra Intel procesorius ir jau yra DJI puslapį parašyta, kad minimum reikalavimai Mac kompams yra procesorius M1. Viskas stringa, nieko nepadirbsi. Tai va, jeigu jūsų kompiuteris senesnis ir nėra galingas toksai, sakau, tie 16 GB RAM nieko nereiškia. Yra kiti dar parametrai. Taigi, pagalvokit, ar jūs turėsite su kuo apdirbti šitą video. DJI Mimo programa, viskas neblogai. Nežinau, pas mane telefonas 2 metų senumo. Tai viskas veikia. Planšetė iPad Pro su M1 procesorium.
didžiai MIMO programą veikia viskas puikiai, viskas gražiai, skraido, laksto, jokių problemų. Minusas šito dalyko yra, kad ką jūs nufilmuojate, turite paskui išrinkti rakursą, tai užtrunka tikrai nemažai laiko. Išrenkat rakursą, tada iš tos MIMO programos ar tos didžiai studio programos failą įrašote, failą jau gatavas, skaitos jau nebe 360 apskritimų, bet jau plokščią failą, sakykim, ten kaip iš normalių kamerų. Ir tą plokščią failą siunčiatės jau į redagavimo programą ir toje redagavimo programoje tada tik tai dirbate su, jau karpote tą failą. Tai užtrunka tikrai gana ilgą laiko tarpą, atima daug laiko. Kiekvieną pasukimą turi dėti tašką ant tos time linijos ir nuo kiekvieno taško vėl, tarkim, jeigu pagal žodžius reikia žiūrėti, eini sukinėjai pagal tos žodžius ir vėl iš naujo tą video peržiūri daug kartų. Paskui yra didžiai MIMO programoje galimybė padaryti, kad automatiškai sektų objektą. Tarkim, jūs ant ekrano uždedat pirštą, paspaudžiat, fiksuoja kvadratas, žalias kvadratas fiksuoja jūsų objektą ir kaip besisukinėtumėt, kur bevaikščiotumėt, jūsų tą objektą visą laiką programiškai seka. Minusas to dalyko yra tas, kad programa iš karto pastato tą jūsų apibrauktą objektą į ekrano centrą. Tai nėra gerai, jeigu jūs bent kažkiek žinote, kad yra tokia taisyklė 3. Jeigu nežinote, tada galbūt jums ir nereikia. Šitai kamerai tinka batareikos nuo Osmo Action 4, nuo Osmo Action 5 Pro ir va šitai Osmo 360 irgi tinka tos batareikos. Jai taip pat tinka tie tvirtinamo padukai, kur tvirtinasi ant štatyvo kamera, ką nuo Osmo Action 3, Osmo Action 4, Osmo Action 5 Pro ir šitai Osmo 360 irgi tinka. Tiesiog jos padukai jau tokie, šitos kameros originalūs padukai universalesni, jų standart kombo rinkiny nėra tų padukų tvirtinimo, yra tik tai iš apačios sriegis, ketvirčių štatyvinis sriegis ir į ją sukasi invisible lazda, kaip nematoma lazda vadinama. Ta lazda yra tiesiog tiesi, jinai iš apačios tvirtinasi, įsisriegia ir jeigu tarkim palenktumėt kamerą šonu, iš karto matytųsi ta lazda kadre. Dabar, tarkim, tos lazdos nematote, matote tik tai lazdą šešėlyje. Tai va, kamera taip pat jungiasi didžiai 2 mikrofonai, didžiai Mic 2 arba didžiai Mic Mini, o didžiai Mic 1 nesijungia šitai kamerai. Skaitos jungiasi tie mikrofonai, kurie jungiasi Osmo Pocket 3, Osmo Action 4, jai jungiasi 1, Osmo Action 5 Pro, jai jungiasi 2 mikrofonai ir šitai kamerai irgi jungiasi 2 mikrofonai. Jungiasi lengvai, gražiai, viskas veikia. Jeigu jūs esate naudoję didžiai kameras, meniu praktiškai toks pats. Yra tik tai papildomas dalykas, kad yra single kamera, viena kamera arba 360, tai jungiasi abi dvi kameras. O daugiau visas meniu praktiškai identiškai toks pat. Viršų. Apa, geras, einam. Tai va. Kaip sakant,
bet kada galima vaizdą nukreipti, kurią nori pusę, nori mane, nori mašinas, nori šunį, nori dangų, nori žemę, kur tik tai nori. Tas, kaip sakant, toks tos kameros yra privalumas, kad kartu ir minusas, kad filmavimo rakursą nusprendi nukreipti ten, kur nori, kada jau montuoji video. Aišku, tam yra ir minusas, kadangi labai daug laiko užima tas visas rakurso nustatymas toj mimo ar toj didžiai studio programai. Tikrai daug laiko užgaišta. Aš esu filmavęs, einam čia čekį. Aš esu filmavęs Paryžiui, buvom su Insta X2 dar, tad jai tas 360 vaizdas buvo tik tai 5,7K, tai ten realiai tasai, ką išsikerpi plokščią vaizdą, gaunasi tik tai Full HD. Čekį, palauk. Tai va, čia futbolo laukai, savaitgaliais daug jaunimo susirenka, žaidžia. Tokios kaip varžybos, kažkokie turnyrai, aš nežinau čia, bet labai daug. Būna čia dar vartų pristatyta, atveža vartus, čia stovi. Tai būna pilna aikštė. Gal kokios 4-5 varžybos vyksta. Tai va, dabar, ką norėjau parodyti tą, kad kamera gali, kaip sakiau, pasirinkti rakursą tą, kokį nori, vaikščioti ratu, o to ir pademonstruosiu, prisuksiu trikojį ir pademonstruosiu, kaip tai viskas yra. Aišku, čia žemas mano tasai kotas, tai va, kur mano šuo, Čekį, eik čia, Čekį. Tai va, aš einu, tai įjungsiu, aš jums iš akinių video įjungsiu, kad va, aš dabar stoviu toj mirtinoj zonai, kur iš tos pusės vaizdą kamera filmuoja ir iš tos pusės vaizdą kamera filmuoja. Ir čia kažkur gaunasi, kuo arčiau, tuo blogesnis vaizdas va, šitoj susiuvimo zonai. Kuo toliau, tuo jisai, kaip sakant, susiuvamas kokybiškiau. Va, aš einu aplinkui kamerą, jinai stoju vietoj, tiesiog aš iškirpsiu toj montavimo programui vaizdą ir jūs matysite, kaip viskas vyksta. Taigi va, dar kartą dabar iš kitos pusės tos susiuvimo zonos prieisiu. Va, jūs matote kampe, įdėsiu iš akinių video. Aišku, jisai nieko gera, bet saulėtą dieną pusė velnė. Pamatote mano. Dabar jau, kaip prašo gamintojas, kažkur 70 cm turi būti šita kamera nuo filmuojamojo objekto. Tai maždaug gal biškį atrodo nekaip, bet, kaip sakant, for fun, vienu žodžiu. Daugiau ten yra visokių tų tokių nesąmoningų ten, kaip žemė sukasi, va. Dabar padarysim gaublį, kaip ką, tokių visokių nesąmonių. Kaip sakant, vieną kartą panaudoji, antrą kartą nebereikia. Dabar gali būti, matytis va čia, va, matytis, kadangi tas štatyvas dasisuko storesnis, gali biški matytis juoda dėmė delne. O jeigu aš, va, tarkim, nusuku tą storą štatyvą, dabar laiku rankoje tik tai ir ko gero nieko nesimato. Taigi, kaip sakiau, apdirbti nufilmuoti yra vienas dalykas, yra žymiai lengviau negu paprasta kamera filmuoti, kadangi tau nereikia nukreipti niekur objektyvą, nereikia, kaip sakant, kad kas pakliūtų būtent į kadrą. Čia eini filmuoji ir paskui gali, kaip sakant, atsirinkti, gal kažkas šone netikėtai įvyko, gal ką, atsirinkti rakursą. Aš tą kamerą planuoju filmuoti, kaip plaukiu baidarę. Man atsimes 2 kameros, kaip sakant,
Viena, kad filmuotų mane, kita, kad filmuotų į priekį. Pas mane stovi dvi kameros. Galite pasižiūrėti, video yra ten apie mano keliones su baidare. Tai vat, tą darbą atliko rakuso perjunginėjimą, atliko dvi kameros, ką paskui grįžus atskirai turi karpyti. Aišku, irgi reikalo yra, žinai, bet gal ten biški paprasčiau. Čia jau reikės sukinėti, montuoti ir paskui, kas svarbiausia, reikia dar kartą perpumpuoti vaizdą iš didžiai mimo jau į šitą, į montavimo programą. Patirties yra, kaip sakiau, Insta 360 X2 turėjau, jau ten vat, tą kelionę Paryžiaus, vargau aš ten gal 2 savaitės, jau tiesiog jau atsibodo buvo. O taip, jeigu gali nustatyti, kad trekintų objektą, tarkim, vienu žodžiu, viską žinot, galit pasižiūrėti, daugiau yra angliškų, ten tų apmokėtų apžvalgų, jie ten žymiai profesionaliau viską pasakoja. Aš tiesiog noriu parodyti, kaip realybėj jinai filmuoja, be jokių ten mandryščių, be jokių gerų aparatūrų apdirbimo po to post-production. Taigi va, tokios mano mintis. Tuoj pabandysime pajungti ausinės, jos Beats Pro. Esant įrašui negalima prijungti, kadangi filmuoju taip. Gerai. Einame į meniu. Ir, va, matote, Beats Fit Pro vadinasi. Ieško. Rado. Girdžiu ausį, kai pasijungia ausinę. Taigi, spaudžiame įrašą ir matote ekrane, kaip veikia ausinių mikrofonai. Gali būti biški balso permušimas, garso permušimas, nes lipa ant raudono. Matau, ant raudono lipa. Galbūt yra galimybė, įrašo metu galimybės nėra. Nu, perbėgau per meniu, bet įrašo nei įrašo metu, nei meniu galimybės pasirinkti garso stiprumą nėra. Tai va, matau dabar pumpuoja ant raudono, va, kaip matote, ant raudono pumpuoja. Nu, vienu žodžiu, yra galimybė pajungti belaidės ausinės ir jom naudotis kaip mikrofonais. Aš garso dar negirdėjau, kaip įrašo, jūs girdite dabar, aš išgirsiu vėliau. Dabar filmuoju akiniais. Šitai kamerai yra funkcija Quick Shot vadinasi. Greitas šūvis, greitas paleidimas filmavimo, taip išvertus kažkaip būtų. Tai vat, jeigu paspaudžiate šitą išjungtai kamerai, visiškai išjungtai kamerai, paspaudėte šitą knopkę, iš karto pradeda filmuoti vaizdą 8K. Jeigu paspaudžiate šitą, iš karto pradeda filmuoti vaizdą, kai tos iš vienos linzės 5K. Ir gaunasi, galima nustatyti, ar kad filmuotų 5K į jūs single lens mode, ar kad filmuotų nuo jūsų single lens mode. Tai va dabar parodysiu. Spaudžiam, iš karto eina, pasijungia mikrofonas, iš karto eina vaizdas, filmuoja 8K, viskas ratu. Va, dviratininką praseksim mes iš karto, nusekam. Ir dabar aš išjungiu vėl su to pačiu įrašo knopke, aš išjungiu video, išjungiu. Išsijungia. Dabar tą patį atliksim su 5K. Spaudžiame knopkę ir filmuojame save 5K
tik tai viena linzė. Įrašo metu persijungti į priekinę linzę negalima. Va rašo unable to switch lenses in high quality video recording. Tai va, jeigu norite persijungti, turite sustabdyti video. Išjungiame tą kvikšotą, vėlgi tą pačią įrašymo knopkę, paspaudžiate ir viskas. Jeigu sužadinate, toliau veikia, jeigu nesužadinate ekranas išsijungia per 3 sekundės kamerą. Tai va tokia va, sakyčiau, labai patogi opcija. Man reikia 8K, paspaudžiam 8K, važiuojam 8K. Norime save matyti per 8K, galima skaitos matyti, ką filmuojam priekyje, ką filmuojam gale, o jau ant 5K, kaip sakiau, to padaryti neįmanoma. Spaudžiame ir jeigu norime toliau kažką tęsti, tiesiog pakeliame. Va, paspaudžiau klikšotą ir filmuojam 8K. Dabar specialiai išjungiau mikrofoną. Čia ruošia naują dangą, išasfaltavo pirmą sluoksnį. Ruošia naują dangą, tai labai smarkiai triukšmauja statybininkai, kaip tik bus gerai įvertinti mikrofono tokį kaip triukšmą, kaip aš kalbu, apie 60 cm nuo manęs. Čia mūsų parkelis, čia Gasanovas rodė per televiziją, kaip tas parkelis yra prižiūrimas. Anglas toks senelis prižiūri, lietuvis, vienas toks jaunas vyrukas irgi prižiūri, kitas lietuvis atvažiuoja, nežinau, ar jis atvažiuoja ar kaip, bet vienu žodžiu irgi daro va tas medinės skulptūras jaunas su pjūklu grandininiu. Va, kaip matote, kiek čia jo darbų, toliau negaliu praeiti. Tai va toks va parkelis, kuriame yra įdėta lietuviška triūsa. Čia sekmadieniais renkasi žmonės, daro tokias talkas, brenda į tą prūdą, užsidėję tuos batus iki pažastų, kur, kaip jie vadinasi, dvibridžiai, nežinau kaip jie vadinasi, vienu žodžiu. Tai va, prižiūri tą parką, šiaip praeinu pro jį visą laiką, bet man dabar uždarytas kelias. Tai va, parkelis 8K, vaizdą, kaip sakant, galima reguliuoti, kur nori. Prie to vaizdo aš užtruksiu tikrai gan ženkliai ir galbūt aš jums parodysiu, kiek kainuoja laiko visą tą reikalą padaryti. Va, ten matote, dumblas va iškastas, pastovi tas prūdas užsenka, pastovi jam brenda ir kasa su tokiais dideliais kaip samčiais, kasa tą dumblą. Tai va, vėl įėjom į tamsą, ant saulės ir tamsoj ženkliai turėtų skirtis paveikslėlis, matot patys, galvokit patys, ar jums verta, kaip sakant, pasukinėti kamerą į priekį atgal, ar jums verta tiek laiko gaišti montuojant tik tai rakursą, vien permontuojant visą video. Čia gaunasi 3-4 darbas, o čia irgi nepraeisim, einam pro čia, irgi nepraeisim. Taigi va, gaunasi 3-4 darbas, jeigu montuojate šitos failus, norite kažką iškirpti. Aišku, jeigu automatiškai tą trackingą jungia, tai čia yra tik tai 2 darbas. Iš vienos programos perpumpuoti failą, paskui perdėti į kitą programą. Tai va, su 360 failais tikrai užtrunka laiko. Spręskit patys, kompiuterių galingesnių reikia iš karto jau ten failam apdirbti. Jeigu norite, gali aišku telefone apdirbti. Telefone, kaip sakant, dar
kaip pasakyti, dar tas reikalas yra. Tikrai nėra lengva tokia mažam ekrane ten kažką. Bet, kaip sakant, jaunimui viskas įmanoma. Aš nežinau, ar čia bandysiu praeiti, gal pasiseks. O dar vienas, va matote, paukštis. To lietuvaičiai išdroštas. Čia lūžę medžiai visokie, supuvę medžiai buvo jaunami, verčiami, išlūžę iš kelmai, va, kaip matote, povas. Gražiai atrodo. Vieną realį buvo padaręs. Ten einant pro šoną nenufilmavau, negalvau, kad apie tai tema bus. Ir neužsiminiau, nupjovė kažkas, tai pasivogė iš kelmo. Kažkada. Matote, gražu. Einam čekį. Tai va, tokia padrika, ta ne apžvalga, sakyčiau, tiesiog savo pastebėjimai, tokie padriki, nes filmavau vieną dieną 30 kadrų per sekundę, kitą dieną filmavau 25 kadrai per sekundę. Tai būtų geriausiai, kaip sakant, vienu pjūviu viską nupjauti ir būtų viskas aišku, ką šnekėjai, ką nešnekėjai. Dabar dalį, ką aš ten buvau prifilmavęs, ten paliksiu, daug išmečiau, tai va net negaliu pasakyti, kas lieka, kas ką. Paskui jau, kai sumontuosiu video, galbūt įkelsiu antrą video, jeigu bus klausimų kažkokių, vienu žodžiu. Taip atrodo 8K kadrai iš 360 kameros. Dar kartą pasikartosiu, permontuoti nėra lengva, reikia kompiuterių pajėgumų ir laiko. Laiko tikrai daug reikia. Tai va, spręskit patys, jums jos reikia. Kokybė iškirpta iš 8K ženkliai suprastėja, negu tarkim ten 4K tos paprastos kameros. O ar jums tas tenkina ar ne, tai jau čia jūsų reikalas. Tai va, biški urbanistikos landšafto ir tiek žinių.